Logikos, kaip mano vienas senas draugas sakė, įstatymuose logikos neieškok, ten yra interesai. Tai galima užjausti toj mūsų valdžioj esančius išdavikus, kad jie neturi kito hipotetinio varianto, jie negali prie manęs prisikabinti, jie negali pradėti diskutuoti, o už ką Vaitkus, už ypatingus nuopelnus Lietuvai apdovanotas Gedimino ordino karininko kryžių. Kur tie ypatingi nuopelnai? Kodėl jį apdovanojo? Jie negali apie tai kalbėti. Jie negali kalbėti, o kodėl Vaitkus niekam nežinomas ir buvo Europos antikorupcinio centro sveikatos apsaugos sistemoje visos Europos steigėjas. Ir kodėl jį išrinko vykdomojo komiteto nariu Europiniam suvažiavime. Nu tai ką jie, ar gali apie tai kalbėti? Negali, kadangi Vaitkaus mano kalbos, bet ne kalbos, mano vizija, kaip Lietuva, mes visi Lietuvos žmonės, kaip Lietuvos valstybė ir visuomenė turi vystytis toliau. Šitos mano kalbos kategoriškai yra netinkamos tai išdavikų valdžiai. Kodėl išdavikų? Todėl, kad jie veda mus Lietuvos susinaikinimo keliu. Ir, čia kaip vyšnia ant tortos, kai Oželytė, kuri atseit signatarė, nes pasirašyti moka. Va, Gustai, jūs irgi mokat pasirašyti, jūs irgi signataras. Tai, kai viešai pasidžiaugia, Lietuvos neliks, kaip puiku po 100 metų. Ir juos mes turime valdžioje, jiems mes mokame rentas, privilegijas, visi Lietuvos žmonės. Tai norint paslėpti, kaip jie pardavė Lietuvą, tada jiems belieka iš impotencijos. Vienintelis kelias sakyti, tie, kurie sako, Lietuva neparduodama, turbūt yra labai blogi žmonės, nes nėra kito varianto. Lietuva privalo būti parduodama, tik tai reikia surasti kuo geresnį šeimininką arba kuo brangiau parduoti man asmeniškai. Arba privatizuoti. Tai čia į tą patį eina.